Sveiki, aš galiu būti tavo draugu. Kokie paprasti štai žodžiai. Kaip lengva juos pasakyti. O kaip jų reikia, kaip jie keičia mūsų gyvenimą. Vesdamas seminarus, kursus, nekartą įsitikinau, kad daugeliui tai kaip didelė svajonė, kaip neįgyvendinama svajonė. Kai kam atrodo, kad kitaip ir negali būti, kad jis draugo niekada ir negalės turėti. Turėti bent vieną draugą, turėjimas draugų keičia gyvenimą, keičia požiūrį, tu kitaip matai, kitaip jauti, tu esi stipresnis, galingesnis, tau lengviau gyventi ir linksmiau. Vienas žymus rašytojas yra pasakęs, aš atiduočiau visą savo knygas, kad kažkam būtų svarbu, ar aš vakare valgiau vakarienę, ar aš neturėjau ko valgyti. Ar aš esu pavalgęs, ar aš nesu. Ar aš esu liūdnas, ar man skauda, ar man sunku. Kad kažkas tave paklaustų, kad kažkam tu galėtum pasakyti, atiduotų visą savo knygas. Tai žymaus rašytojo žodžiai. Ir vasaros 5 aš dirbdamas kartu su Alekseičiku, rašydamas knygą, gaila, kad jis taip laikmetis jo nesuprato ir žmogaus likimas taip tikrai gaila. Bet mes 7 knygas išleidom ir daug kartų įsitikinau, būdamas kartu su jo pacientais, kad vienatvė veda į depresiją. Vienatvė veda į depresiją, į liūdesį, į lygą. Vienatvė gali būti kaip priežastis ligos, to gyvenimo sunkumo. Jis yra pasakius, aš nenoriu išeiti iš gyvenimo, kur jau suicido jį buvo pasiekusi ribą. Aš nenoriu išeiti iš gyvenimo, aš noriu išeiti iš tokio gyvenimo, iš tokios vienatvės aš noriu išeiti. Rantat, ką reiškia vienatvė, ar ne? Va. Taip, ir pasaulis šaltas. Pasaulis dabar ypatingai ir pats nelaimingas pasaulis. Kaip žiūrim žinias, žiūrim, kas vyksta pasaulyje, vienas kažkaip gražiai yra pasakęs, ne? Aš po žinių, tai kas vyksta, ką aš pažiūrėjau, aš po to, kad nusiraminčiau ir susirandu siaubo filmą, pažiūrėjau. Siaubo filmą, kad nuramintų realybės jausmą. Kas vyksta realybėje, taip. Ir kartais dažnai kaltina, kad aš sunkiai gyvenu, kad skurdas, aš neturiu kada ieškoti, aš negaliu įsigalvoti ant draugystės meilės ir taip toliau. Ne skurdas lemia. Ir didžiausi turtuoliai, garsūs žmonės yra taip pat nelaimingi, eina į depresiją ir suicidą ir taip toliau. Jie taip pat neturi draugų, jie kartais net daugiau už mus neturi draugų. Gal jie pasišventę tam savo darbu, bet turi būti balansas tarp darbo, gyvenimo, realybės ir bendravimo. Sakykime, tai aš vieną pavyzdį, vienintelį paminėsiu, sakykime, Schopenhaueris ir Hėgelis. Jie būtų garsus filosofai. Abudu žymus. Ir va štai, kada pakvietė dėstyti Schopenhauerį, sako, gerai, į universitetą tą patį, kur dėstė jau senai Hėgelis, jis pasakė, aš galėsiu paskaitą skaityti tuo pat metu kaip Hėgelis. Jis galvo, kad aš nuo jį konkuruosiu. Aš turėjo pykti konkurentas, taigi jūs abudu žymus, jūs gerbė pasaulis, jūs gerbė žmonės, ne? Ir pasirodo, kaip tik tai pats Hėgelį užsirašė visi, o pas jį beveik niekas, ne? Ir jis pralaimėjo. Bet tas noras, ne? Aš, tęsdamas Schopenhauerio gyvenimą, reiškia, moteris ėjo, sustiko kaimynė ir prie durų, prie Schopenhauerio durų išsikalbėjo, užsiplepėjo. Tas išėjęs susinervavęs, dėl kokios smulkmenos susinervavo, koks jis vienatvės. Taip. Jis susinervavo, išėjo, nustumė ją nuo laiptų ir visą gyvenimą mokėjo brangius pinigus jai. Ją sužalojo. 60 talerių, tai buvo dideli pinigai, jis turėjo mokėti. Štai ką reiškia vienatvės nejautimas draugo, nejautimas savęs širdies, savigarbos savo neturėjimas, ne? Vienatviškas. Ir pasakymas, pasakyk, kas tavo draugas, aš pasakysiu, kas tu, ar ne? Bet jeigu tu neturi draugo, tai reiškia, tai tu niekas. Tu nedalyvauji toje draugystėse, ne, toje draugystės, tos gyvenimo, toje šventėje. Ne? Jo. Sakykime, kaip būk draugas, ne?
Tai šuniukui, sakykime, paduosi mažam vaikusiui saldainių ir jis pradės su tavim draugauti. Karvutėj tu atneši dobilų šienuko ir karvutė tau pamūks, ne, ir tave laikys draugu. Šuniuką paglostyk, taip pat jau jis tave priims kaip draugą, ar ne? Va, reikia turėti, duoti to, ką jam tam žmogui reikia. Ką reikia, sakykime, jeigu mobilį šiuo metu visi turi. Nepatenkintų, kas vyksta ten ir taip toliau, kritikų irgi taip pat. Ir jeigu tu toks pat, kaip tu esi toks su tuo mobiliu, su Instagramu ir taip toliau, Facebooku, ir jis taip pat, jūs abudu vienodi, jūs abudu vienas kitam nereikalingi. Reikia turėti tai, ko jam reikia, galvoti, ko jam reikia. Jau čia kelio į draugus pradžia. Nori gyventi kitaip, daryk to, ko nedarei. Nori draugauti, daryk, ko nedarei. Mylėk save. Būk įdomus savo. Būsi įdomus ir jam. Tai būtų ir atsakymas. O gyvenimas mūsų technologijos ir dirbtinis intelektas ir visa kita mūsų suvienodina. Būk nors truputį kitoks. Sakykime, moteris, kai ateina į šventę ir jeigu dvi moteris pamato vienom suknutim, vienom bliuzūtim, jos labai nelaimingos jaučiasi. Kad jos vienodos, ne? Tai ir mūsų mintis, mūsų protas, mūsų galvojimas, mūsų kažko turėjimas skirtingai negu jis turi. Tai yra ieškojimas savo ir draugui. Ir iš esmės, jeigu trumpai esminį pasakyti dalyką, kad būti laimingam, turėti draugą ir laimingai gyventi, tai reikia energijos. Energija viską apsprendžia. Pirmiausia, energija yra daug rūšių, energijos gyvenimui. Reikia turėti energijos, noro gyventi, turėjimas tikslo. Ir pamatuot, aš esu kalbėjęs, ne, kaip tu myli, kaip tu nori gyventi, noras gyventi tai yra gyvybinė energija. O galima metaforiškai palyginti, save testą padaryti. Pajaus, kaip aš noriu valgyti. Noriu, kad reikia valgyti, ar aš iššalkęs visą dieną neturėjęs kąsnio burnoj, noriu, kitas, ne, tokio norėti, norėti, kaip eini prie to stalo, prie to vaišių stalo, alkanas, ne, ištroškęs. Taip, į gyvenimo ištroškęs, ne. Antras, pabūsti reikia su energijos ženklu. Su energijos ženklu prabūsti, pasveikinti rytą, pasveikinti gyvenimą, pasveikinti save. Draugystei taip pat reikia energijos. Draugystei reikia energijos. Ir aš pasakysiu pavyzdį, nesenai man teko būti vienam tokią nedidelę paskaitą, nedidelį seminarą vesti. Ir ten buvo gal kokie 20 žmonių. Ir į tą kambarį, tą didelį kambarį, įėjo šuniukas, ne? Jis įeina, jis matyti ten ir gyveno, ten kažkieno buvo. Jis įeina ir apeina ratu, kai mes sėdim, prie kiekvieno pauosto, prie kiekvieno galbūt pakelia, pažiūri. Ir paskui aš stebiu tą šuniuką. Ir tas šuniukas prie vieno žmogaus ar atsigulė ir užmygo. Prie kurio? Tas, kuris jį gražiausia paglosti. Štai, jis surado draugą. Draugas, jis pasirinko draugą tą, kuris jį paglostė. Ne? Taip ir žmogui, ir jeigu aš neturiu draugų, paglostyk, pasakyk, pajausk, bet pirmiausia, skirk dėmesį tam, kaip aš tam šuniu, aš stebiu nuo pat jo įėjimo. Tai ir tų draugų būrytų, pažįstamų draugų, pagalvok, kuris tau artimesnis, ne? Ką tu jam gali duoti. Bet jeigu, sakau, nueikit iš to paties telefono, iš to paties Instagramo, tu neduosi, ne? Paieškoti, ne? Mąstymui. Meilė reikia dvigubai, jeigu draugystėje reikia energijos, meilė dvigubai daug, bet gauni dar 10 kartų daugiau. Mąstymui reikia energijos. Vėl kelinta, jau gal 5 energijos rūšis. Mąstymui reikia energijos, ne? Smegenys žmogaus užima, palyginus su visų kūno masė, nedidelį svorį. Bet energijos jie panaudoja labai daug, palyginus santykinai, labai daug naudoja. Mąstymas tai yra darbas, yra įtemptas darbas, dėl to daugelis ir nenori galvoti. Geriau aš įsijungsiu dirbtinį intelektą, pažiūrėsiu, kaip sudaugint skaičius, ar ne, neskaičiuosiu pats, negalvosiu, neskaitysiu, ar ne, man nereikia. Kas yra, tas ir gerai.
Taip, aš mačiau vieną pavyzdį, labai gražus, mokinukas, ten 5-okas sprendžia uždavinį ir neįsprendžia. Ir jam tėtis su dukra, su studente sprendžia. Bando spręsti, jie ginčiasi, ieško sprendimo, o tas nueina pamėtyti kamuolio. Krepšikų pamėsto, ne? Reiškia, jūs sprendžia, tai įspręsit, ką man čia vargt. Ne, tau gausi atsakymą, bet tu nežinosi ėjimo kelio. Kaip tas atsakymas gimsta. Ir sekantį kartą suklupsi prie tokio pačio uždavinio. O gyvenimas mums kelia uždavinius kasdieną. Ir mes suklupsim, jeigu mes neskiriam vargo savo savęs pažinimui, pasaulio pažinimui. Dar vieną energijos įpročių pokyčiam reikia energijos. Jeigu mes, sakau, dar kartą kartuoju, nuo telefono, nuo delfinto nueit, reikia turėti energijos pakeisti tą įprotį. Atrasti knygą, atrasti ieškojimų savo praturtinti save. Kitaip tu būsi toks pat ir tu būsi niekam ir savo nereikalingas. Sveikatai kiek reikia energijos. Sveikatai ypatingai atskiras seminaras reikia sveikatos energija. Ne? Alter ego, sakykime, ne, ten, sakykime, kalbėti su ląstelėmis, naujovių priėmimas energijos. Ne? O daugelis mano artimųjų žino, kaip man padeda. Aš pats ieškoju tų metodų, kad savo padėčiau, ne, paskui aš kitiem padedu. Ne. O jie nesinaudoja, o naudojasi, kas manęs nepažįsta, kas nežino, kad aš pasakau, tą metodą priima. Kas 10, bet priima, ar ne? Va, štai. O svarbiausia, nuo ko pradėti. Būti laimingam, turėti draugą ir gyventi laimingai su draugu ir gyvenimą kaip draugą turėti, ar ne? Tai pirmiausia, reikia atrasti savyje energijos paieškai. Atrasti energijos paieškai, nuo to pradėti. Nuo to ir aš baigiu mūsų pokalbį, ieškokit savyje energijos. Energijos jūs turit, širdutėj, galvutėj, kažkokioj kerteliai savo minčių. O paieškokit, pabūkit su savimi. Paieškokit, atrasit daug stebuklų, kaip ir aš pradėjau pirmą sakinį rašyti, jau turėdamas 30 metų, dabar išleidau virš 100 knygų. Ir apie tai aš vedu seminarus, ne, būtent kurie duoda tą impulsą ieškojimų. Ieškom to kelio. Kiekvienam žmogui, tarp kitko, yra skirtingas kelias ir bendro, kaip ir šachmato ėjimo geriausiai nepasakysi, taip ir bendro sprendimo, kaip būti laimingu, kaip suras draugą, tai būtent reikia. Su kiekvienu žmogu yra atskirai, tam mes ir dirbam, ir to mano gyvenimas to irgi to pačiu mielas tampa, kad aš galiu padėti savo žiniom, ką aš sukaupiau iš Vasaros 5, iš knygų, iš patirties, iš patyrimo, iš savo širdies ir taip toliau. Ieškokim. Būkite laimingi. Visada pabaigoje pasakau, mano daug temų yra mūsų svetainėje www.3žvaigždutės.lt ir seminarai, ir seminarų temos, ir šitas bus taip pat. Ir dar telefoną galit paskambinti, man miela, kai man paskambina, kartais kelių minučių pokalbis, užveda ant kelio žmogų arba sutarėm seminarą, susitikimą, jau akivaizdu, ne? Mano telefonas 86 87 75 7. Dabar jau nebe 8, pakartosiu iš naujo, bet ar su 8. 86 87 75 147. Iki pasimatymų, iki vėl susitikimų, būkit energingi ir turėkit draugą. Aš esu jūsų draugas. Laimingai.